Remigijus Morkevičius. Mano sporte aš manau, kad visą laiką pagrindas yra darbas su savimi. Ten priešininkas tai yra tik tai darbo rezultatas pačiam gale jau jisai tenais kažkur. O lygiai to yra treniruotės, taip ir šitam sporte. Vanduo toks dalykas, jisai padarai klaidą, tieškiesi ir atgal tu jam duoti negali. Man pačiai neteko, vanduo jį sudrausmino labai sėkmingai. Porą kartų nesėkmingas nukrito, pradėjo jausti baimę, pradėjo šokinėti žymiai atsakingiau, bet kai jau išmoko daryti tai, ką norėjo, tai darė begalybę kartų. Nemačiau nei vieno tokio sportininko, kuris atliktų tiek kartų šuolį. Pradėjo tą nugarą skaudėti, tai tada jau atšoko fantazija, galvoju, kur aš čia įsivėliau, su tokia kuprą, galvoju, čia jau reikia stabdyti, galvoju, pažiūrėsiu, bus blogiau, dar pasijaus, tai tikrai galvoju, viskas nutrauksiu. Bet tas įvyko lygi pirmos laidos. Viskas nurimsta ir baigės. Ir nebelieka jau baimė. Atėjau į laidą ir kažkaip ir žmonės, žiūrovai, viskas pritraukė, galvoju, viskas nėra atgal. Galvoju, arba išneš mane iš čia, arba dalyvausiu lygi gal. Labai buvo sunku išaiškinti, kas tai yra lėčiau. Kol visos trenerės susėdom ir nusprendėm, kad reikia pasakyti ne tik, kad lėčiau, bet dvigubai lėčiau, trigubai lėčiau, negu tau norisi daryti. Tai, manau, visi bijom, bet baimė turi daug formų. Vieni bijo ir nedaro, kiti bijo, bet daro, kiti nežino, ką daro ir atrodo nebijo, sužino tik tai, kaip ten nukenčia. Bet reikia visą laiką dėti žingsnį ir dėti, eit palaipsniui stiprėti ir nugalėti baimės, nes čia yra kova su savimi. Aš stebiuosi ir iš tikrųjų stebiuosi jo ryžtu ir noru turbūt laimėti. Labai giliai tikiu, kad jisai laimės šitą projektą. Yra nedaug laiko ir turiu išmokti, o kad išmokti loteriškai ten gausis nesigauti yra blogai. Aš manau, kad reikia iškalti, kad galėtum padaryti. Reikia visą laiką įdėti pastangų, jeigu nori kažkokį rezultatą. Tai aš jų noriu.